Manau, kad apskritai tas dirbtinis intelektas yra toks perversmas, kaip kažkada buvo gal koks Google atsiradimas. Tiesiog mums dar su juo reikėtų mokėti susigyventi ir jį naudoti kažkaip tinkamai. Esu Donatas Kriukas iš Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos ir mokau technologijos, grafinio dizaino ir medijų meno. Tiesiog gyvenu didžiąją dalį mokykloje. Jeigu žiūrėtume, kas yra inovacijos, tai yra kažkoks pokytis. Tai jeigu šnekam apie mokytoją inovatorių, tai yra mokytojas, kuris nuolat reaguoja į aplinką, į pokyčius ir pats juos atsižvelgia. Per mokymus mes išgirdom įvairius naujus dalykus apie dirbtinį intelektą, apie įvairių priemonių taikymo mokymo procese. Aš manau, kad mokytojai galėjo atsirinkti, kas jiems labiausiai tinka. Man asmeniškai buvo naujų dalykų, kuriuos aš galiu pabandyti naudoti savo pamokose. Man vis dar nauja ir aš manau daugeliu pedagogų yra naujas dirbtinio intelekto naudojimas pamokose. Ir aš įvairias užduotis galbūt duodu, kur galima pasitikrinti per įvairius įrankius, tarkim, naudojam nuotraukas gaminant savo gaminius, ar ne, ir jos tada naudojam kompiuterinės programėlės sujungti tas nuotraukas, pagaminti koliažus. Gaminant, pavyzdžiui, kupolus, mes nenorim, neišvengiam kompiuterinių technologijų naudojimo. Tai tas atsispindi mano ugdymo turinį. Ir pačių technologijų atėjimas yra didelis iššūkis švietimo bendruomeniai. Atnaujintas ugdymo turinys irgi yra didelis. Per mokymus mes irgi tą paliečiam ir apie tai mokomės. Mokiniam pasiūlyti įvairovę yra sveika ir aš matau, kad mokiniai įsitraukia labiau į pamokas, kai jas pasiūlo. Tai aš manau, kad tai veda švietimą šiek tiek į priekį, kur mokytojai visi turi kažkokią kryptį, kad reikia kažką išbandyti, ar ne? Nenusisukti nuo to, kas yra aplinkui, o pabandyti patiem. Tai aš manau, kad tokia kritinė masė gali padaryti kažkokį poveikį bendrai švietimo sistemoje. Yra labai dėkinga neužsimerkti prieš tai, kas vyksta aplink mokyklą.